Jūs neįsivaizduojat, kaip aš dabar iš komforto zonos išėjus, filmuoju 5 sekundės, aš jau visą paprakaitu. Šiaip šitom dienom aš suprantu, kaip man reikia padirbėti su savo charakteriu, nes kai tik aš įžengiu į lauką, tokioj pirty mano charakteris yra ganėtinai šlykštus. Aš nieko nebenoriu, man nieks nebeįdomu, nieks nebepatinka. Autobuse šiandien važiuot buvo tragedija. Visą kelią realiai prastovėjau, karšti, didžiausiam, kondicionieriaus nėra, kažkas labai garsiai per visą autobusą šneka, aš stoviu visą, nepatogu, aš visą šlapia, šiaip aš jau dabar šlapia. Ir jeigu ką aš esu su maudymkės viršum, ant tiek man karšta. Jeigu galėčiau, tai iš vis be šitos maikės sėdėčiau, bet nežinau, kaip YouTube'as reaguotų į mane. Tai esmė, karšta, vis tiek labai noriu nufilmuoti šitą video, nes galvoju, jeigu aš atkelsiu kitas dienas, tada gal tas, anas, nu žodžiu, prasideda visokie atmazai. Aš jau pakankamai daug prisiatmazinu, galvoju, pakentėsiu šitą pusvalanduką. Jūs man esat svarbesni negu šitas karštis. O esmė šitą video, kad aš turiu didelį tokį Maximos maišą. Barboros Maximos produktų, kuriuos mes šiandien paragausim, tai yra labai excited dalykų. Pavyzdžiui, man asmeniškai, kas susijęs su proteinu. Pavyzdžiui, proteino sausi pusryčiai, proteino sausainukai, proteino gėrimukai. Tai žodžiu, turiu tokių įdomesnių pirkinių, kas susijęs su baltymais, angliškai proteinu, iš Maximos. Tai tiesiog nuėjau į Maximos Barboros, tai yra puslapį, rašiau visokiom savokom proteinas, baltymai. Nu žodžiu, visokiom frazėm bandžiau rasti kuo daugiau įdomesnių prekių. Ir dar turiu ledų šaldymo kamerai. Tai esmė, tokie excited dalykai. Man asmeniškai patinka, kai nueinu kokią parduotuvę, tiesiog prasieit pro proteino tą sporto skyrelį, pažiūrėti, kokie čia snacksai yra, dar kažko, nes aš nežinau, galbūt čia apgaulinga, bet tikrai yra tokių produktų, kuriuos aš manau, kad vis tiek jos geriau suvalgyti negu tiesiog kažkokius saldumynus. Tai aš pasigaunu ant to, nežinau, kiek čia gerai, blogai, bet kadangi aš sportuoju ir man vis tiek geriau daugiau baltymų negu mažiau, tokia ir esmė mano pasirinkimų, kad aš noriu išmėginti kuo daugiau proteininių snacks. Tai aš manau, kad sausus pusryčius šiek tiek atidėsim į šalį, turiu dar vieną. Šitą beje mano vyras pirko, valgėsi, aš jų su pienu neragavau, aš tik vieną antrą paragavau atskirai, bet nežinau, realiai vis tiek koks bent bus skonis, bet bus tikrai labai įdomu. Oh my god, vienas šokoladukas aš jaučiu ant tiek ištirpęs, aš nieko nelaikiau šaldytuve, liūdna gali būti. Nu tai ką, susidėjau visas prekes, jeigu pamatysit, ką aš pasiėmiau, o jeigu įdomu šitas video, žiūrėkim toliau, einam ragauti proteino dalykėlių iš Maximos. Tai pirmiausia, aš noriu tiesiog praseit pro 3 tokius, gal čia naujiena kokia. Aš nesu mačius, čia yra Go Fitness brando, yra ir vaflis, ir blynas, ir dar vienas vaflis, tai matau, vaflių pasiėmiau 2 skonių ir yra double chocolate ir raspberry. Šiaip atrodo tikrai labai gerai. Ir dar turiu blyną, kuris yra red velvet. Oh my god, šiaip aš red velvet dalykus mėgstu. Ką jisai mums čia rašo, kad yra 13 gramų baltymų šitame blyne su medu viduje. Wow, rašo, kad labai skanus skonis ir limited edition. Matau, kad tas blynas yra išsipūtęs, kvepia šiaip skaniai. Galim pamėginti perlaužti. Ir paragaujam, viduje yra tas medus, apie kurį rašė. Iš pirmo kąsnio skanus blynas, bet jaučias tos sintetikos ganėtinai. Man kai būna tarp visokių bandelių, nesakysiu kurių, bet kruzono pavydalo, jos labai jaučia sintetinės. Tai šitas blynas turi to sintetiškumo ir yra ganėtinai saldus, gal net per saldus. Nežinau, kaip minėjau, šitam karštam ore aš esu per daug piki. Tai gali būti, kad kai kurie sprendimai bus priimti, todėl kad man tiesiog yra per karšta. Ir ne taip adekvačiai mąstau. Ir aš jaučiu, kaip man jau nuo nosis bėga viskas. Jaučiu visą šį pilną suvalgyčiau, man tik reikėtų kokio vandens šone, kad nebūtų taip saldu. Aš vertinčiau jų kokiais 6,5. Ir galim judėti tada iš karto prie to pačio brando, tik tais vaflių. Aš tikiuosi jau neprilindo man tarp dantų. Būtų žiauriausias dalykas, kai tik pradedi filmuoti, kažką paragauji ir visą video kažkas būna įlindę tarp dantų. Na, jūs man pasakysit jau tikrai. Vaflis. Šitam vafliui jau per 2 gramais mažiau baltymų, tai yra 11 gramų. Ir nieko čia daugiau nerašo, tiesiog tas irgi skanu. Oh my god, jūs pažiūrėkit, kaip čia viskas ištirpia. Jeigu ką, namie rodo dabar kambariai 33 laipsniai. Ir aš esu išjungus ventiliatorių, kad jums tiesiog geresnis garsas būtų.
Įsivaizduokit, kaip man dabar faina. Tai vaflis bus labai ištežęs, bet aš jį paragausiu. Man nelabai skanu. Juodas šokoladas toks ganėtinai, vaflis toks, bet toks pigaus vaflio skonis. Jeigu va taip tiesiog nori greit kažką sukirsti valgyti, tai aišku suvalgyčiau. Bet jeigu va taip pirktis dėl, kad skanu būtų labai, taip norėčiau tiesiog turėti savo namą visada. Ne, aš jį vertinčiau netgi prašiau blynas, man buvo skanesnis blynas, toks labiau dinamiškesnis tas įdaris viduj ir skonis red velvet vaflis, gal ir dėl to, kad ištežęs nebebuvo jau toks skanus. Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad su šituo vafliu bus panašiai ir čia jau rašo kažkodėl nebe gramais, o procentais kiek baltymų. Aš tikrai neskaičiuosiu. Tiesiog pabandom šitą vaflį. Geresnės būklės, netoks ištirpęs. Toks sintetinės avietės kvapas. Bet šitas jau geresnis. Aš jaučiu tą sausesnį vaflį šiaip viduj, bet tas baltas šokoladas ant viršus, kuris yra aviečių skonio, šiaip tikrai geriau sueina. Šitą vaflį jau turbūt ir nusipirkčiau pati antrą kartą. Man šitas labiausiai patiko iš visų trijų. Pamiršau įvertinti balais. Ar nepamiršau? Šitą 5, man atrodo, sakiau vertinti. Sorry, jeigu aš tokia iškritus, žinot dėl ko. Šitą kaip vertinčiau. Tenai vertinau 5, šitą tokiais 6,5-7. Šiaip šitas geriausias iš visų trijų, net už blyną man skanesnis. Turiu dar vieną batonėlį, kuris man priminė labai Bounty. Bounty šiaip man skanu, aš mėgstu dalykus su kokosu, tai dėl to realiai ir pasiėmiau, nes noriu pažiūrėti, ant kiek ar tai bus Bounty. Tai šitas turėtų dar turėti ir... Tuoj pasakysiu. What? Kaip taip galėjo būti? Kodėl aš pagalvojau, kad čia yra proteininis batonėlis, nes jis buvo tarp proteino skilties, o čia yra tik tais 1,5 gramo baltymų. Aš jaučiuosi apgauta, nes tu, kad jau nupirkau, tai paragausiu, bet ištežęs tai labai stipriai. Norėčiau perlaužti gražiai, bet nenoriu rankų puriunti. Nu kaip nebus skanu, kai čia yra tikrai daug cukraus. Čia yra 19 gramų cukraus, 1,5 gramų baltymų. Jo. Tai kurgi nebus skanu. Visada su cukrum daug skaniau. Negaliu vertinti gerai jo, dėl to, kad aš galvoju, kad čia yra baltyminis ir tuo metu, kaip sakau, man automatiškai sveikesnis ir geresnis. Bet kadangi čia yra beveik 20 gramų cukraus, aišku, kad bus skanu. Ir štai čia tikrai parašyta, kad yra baltyminis kolageno brownis. Ne tik 20 gramų baltymų, bet dar yra ir kolageno. Labai įdomu. Brownis irgi mėgstu. Atrodo, vat štai taip. Aš šitą brownie sukramčiau skaniai. Jis toks šlapias. Man patinka, kad nėra to sausumo tokio, kur noris vandens gerti, springsti po to. Turtingo, ganėtinai sodraus skonio. Per 100 gramų 430. Jeigu atvirai, tokį mažą batonėlį turit namie. Ir kai aš vakarais kartais stengiuosi daryti taip, kad aš per dieną savo leidžiu suvalgyti tik vieną skanaminą. Šitas patenkintų mano tą norą kažko saldaus suvalgyti, nes jisai ganėtinai saldus. Aš gerai vertinu, šitą vertinu kokiais 7,5. Tikrai va, įsižiūrėkit. Gal ir jūs norėsit paragauti. Nežinau, kiek čia to kolageno, kiek čia iš tikrųjų čia padės, aš to netikiu. Bet skonio prasme šitas man labai patiko. Tada gal užsigerkim jau kažkuo, aš turiu 2 gėrimus. Čia yra iš Maxi Nutrition, yra bananinio skonio ir kavos skonio. Gailiu aš šiek tiek, kad neįsidėjau šaldytuvo, bet neįsidėjau su to principu, kad jeigu netyčia pamiršiu. Bet aš įsivaizduosiu, kad jeigu jie būtų šalti, kokie būtų skonio. No added sugar, high protein, lactose free. Tai per šitą visą yra 165 kalorijos, baltymų 25 gramai. Cukraus nėra, nes nepridėta, angliavandenių 13 gramų. Tai po sporto labai gerai. Bet dabar svarbu ir skonis. Aišku, kas mane žinot ir sekat iš kitų video, mikroplastikas, kaip negerai. Jo, aš labai retai dabar perku tokius gerimukus. Perku tik tais tada, kai sportuoju salėje ir jau grinai nieko neturiu savo pasiėmus, o tai būna kokie 2 kartai į savaitę. Bet palyginus su tiek, kiek anksčiau pirkdavau, žymiai mažiau. Į sveikatą ragaujam bananinį skonį. Kvapas, tai belia kaip geras skonis irgi, oh my god. Belia kaip gerai. Belia kaip. Dabar įsivaizduoju tokį šaltą ir paskui su kokiais ledukais įtrim, kad būtų toks
Bananinis kokteilis čia būtų tobula dabar. Žiauriai skanus bananinis, žiauriai geras, 10 iš 10. Įsižiūrėkit, kas norėsit, paragaukit šito. Toks skanus, wow. Aš įsivaizduoju, kad netgi jį atšaldžius, kažkada rodžiau tarp savo video, kad dariausi kavos kokteilį proteininę, tai tiesiog į šitą šaltą gėrimą užpilti kavos šotuką. Oh my god. Ir dabar paragaukim kavos skonio, tai čia irgi be pridėtinio cukraus, be laktozės, 105 kalorijos, 13 gramų anglio vandenių, be cukraus ir baltymų 25 gramų. Kartais noris ir kavos po spauselės. Tai čia kava būtų su baltymais. Ragaujam. Labai padavė kavos skonio, po bananinio labai saldu ir užgožė. Toks skiestos kavos, kaip latte labiau atskiestos skonio. Gal trūksta daugiau kavos skonio, jeigu lyginti su bananiniu, tai bananinis tikrai ima viršų. Šitas toks nusipirkčiau, jeigu nebūtų daugiau pasirinkimų, pasimčiau, bet duočiau kokius 7, gal 6,5, kai šitam duodu 10. Šitas žiauriai geras. Aš čia vis keičiu pozicijas, nes iš tikrųjų, žinokit, aš sėdžiu ant žemės. Tai arba tiesiog tupiu, kaip dabar, arba ant žemės atsisėdu ir man sušlampa kojos, ant tiek karšta, man suprakaituoja per kelius. Įsivaizduojat, ant tiek karšta man prakaituoja keliai. Aš norėjau eit praustis prieš filmavimą, bet aš supratau, kad man reiks tada 2 kartus praustis. Tai nu ir karšta. Kaip jūs laikotės per šitą karštį? Aš vargiai. Bet ragaujam toliau. Turiu labai excited dalyką, tai yra oat protein cookies with almonds. Tai yra avižų proteininiai sausainukai su migdolais. Pakuotė labai gera. Kiek esu valgius The Beginnings, va šito brando produktų, man jie patiko. Suvalgius citrininius sausainukus, buvo skanus, tada krekeriukai labai patiko. Ai, man labai patinka jų granola. 2 ar 3 rūšių ragavusi, labai patiko visi. Tai kažkaip dėl to dedu irgi didelės viltis į šitą. Įdomu, ar atskirai rašys, kiekvienas sausainis susideda iš kokia maistinė vertė, bet ne. Bet apie juos tai yra veganiški, minkštai kepti, gluten free, dairy free, palm oil free, egg free. Per 100 gramų yra 12 gramų baltymų. Tas visas pakelis yra 80 gramų. Sausainukai atrodo štai taip. Tokie labai miniatiūriniai. Kvepia avižom. Galbūt prie arbatos ir skaniau, bet nebuvo būtent šitie, ką aš tikėjausi. Ai, čia rašo plant protein 9 gramų. Sausoki, traškus, bet jeigu aš parduotuvėje rinkčiausi kažkokius sveikesnius sausainius, aš manau vis tiek šitos pasimčiau. Bet kad būtų kažkas wow, ne, vertinčiau kokiais 5,5. Mums lieka dar 3 dalykėliai. 2 iš jų yra sausi pusryčiai. Aš atsinešu pieno, pagaliau ragausim. Visi žino ciniminis, visi. Bet čia yra proteino versija. Kodėl nepabandžius? Ir pamėginsim Lion. Visi irgi žino Lion šokoladuką. Ir šitą paragausim. Tai einu atsinešu pieno, ragausim, o galui pasiliekam ledus, irgi esu labai excited. Aš kai vis nueinu į veidrodį, aš pasižiūriu, kad aš vis kažko aplipus, aš labai atsiprašau. Aš tikrai negaliu perfilmuoti šito video, nes bus nebe nuoširdi nuomonė. Aš nenoriu feikint savo nuomonės. Ir nepykit, kad taip viskas mesi ir chaotiška, aš jaučiuos pati chaotiška, aš viso šlapio šiaip. Tikiuosi, jūs man atleisit, viskas tik dėl jūsų, kad jūs žinotumėt, ar verta ar neverta. Ciniminis. Pakuojam, bandom. Net netikiu, kad esu ragavus šitų. Šiaip aš tikrai nemažai dalykų šiaip pat nusiperku išbandyti, bet tikrai neatsimenu, kad ciniminis bandžiau. Aš tiesiog prisimenu, kad aš žiūrėjus esu. Turim savo ciniminis. Aišku, jau forma visai netokia. Ir neatrodo gal, kad tiek daug būtų cinamono ir cukraus. Jeigu aš jau valgau sausus pusryčius, tai tik su karvės pienu. Kavą geriau visada su augaliniu. Nu, aišku, kad netokie. Nėra gal to cruncho tokio ir tiek daug cinamono. Jeigu norėčiau ciniminis ir man sakytų, imk šitų ciniminių su proteinu, patenkinsiu savo poreikį. Ne, nes jeigu aš norėčiau grinai ciniminis, tai jie tokie ganėtinai ploni ir traškus ir tas cinamonas su cukrum užlieta burną. Nepirkčiau gal antrą kartą. Vertinčiau kokiais 5,5. Nu, biškai nusivyliau. Einam prie kito, kur tikrai buvo mūsų namuose jau, kur žinau, kad vyras valgė, viską suvalgė ir kur aš paragavau, bet be pieno.
Atrodo štai taip. Čia yra jau karamelė ir šokoladas. Aš kai jos vieną paragavau, man tai jie patiko. Realiai vienas galėčiau valgyti. Aš nešneku apie baltymus, bet kiek jie turi baltymų, tai net nepasidomėjau. Cinnaminas per porciją yra 4,5 gramo. Lion sausi pusryčiai, baltymai irgi 4,5 gramų. Tai per porciją 4,5 gramų baltymų, šiaip aš sakyčiau, kad čia žiauriai mažai. Man skanu. Šituos gal net antrą kartą įpirkčiau, paragausiu dar kartą. Gal nebūtinai, kad proteininiai, bet tipo, nes ir yra proteino. Jo, šitie tikrai geresni už tos cinamoninius. Tai šituos vertinčiau kokį 7. Man šiandien labiau gal patinka tas crunchas, nes jis yra su karamelė ir šokoladu, toks dinamiškas skonis, toks skonių junginys geresnis ir pienas nusidažo šokoladiškai. Tai šitas man tikrai labiau patinka. Pagrinde viską išragavau ir liko vienas paskutinis dalykas, kuris mano šaldytuve stojo kelias dienas ir aš tiesiog laukiau, kada galėsiu prisėsti, filmuoti šitą video, nes aš labai norėjau paragauti. Ir čia yra Weldon brando ledai su baltymais ir yra sūrios karamelio skonio. Per 100 gramų 8 gramai baltymų. Tai ledai su baltymais aš labai noriu paragauti. Aš norėčiau, kad čia dar būtų karamelės ant viršaus kokios. Aš tikiuosi bus. Šiaip abejoju, kad bus. Norėčiau, kad būtų karamelės svirlas koks nors. Bet aš dabar grandau tą ledą. Panašu, kad nebus. Biškį nusivyliau. Bet skonis geras. O, visai neblogos kalorijos. Per 100 gramų 104 kalorijos. Šitas visas yra 250 gramų. Oho, tai čia per šitą visą 100 kem, aš apvalinu 100 kem, 208 kalorijų, čia gal plus minus. Sakykime, max iki 300 kalorijų, vienas tiek nesuvalgysi, tarkim suvalgai pusę, 105 kalorijų, oho, tai tikrai geras dalykas, man patinka šitie skaičiai. Ir pagal skonį, belia kaip skanus, tikrai galėčiau sėsti ir viską suvalgyti vieną. Aš tik tais dar tokį heką padaryčiau. Karamelės sirupo 0 kalorijų pasipilstyčiau ant viršaus ir būtų toks turbo ledas. Bet žinokit, šitas ledas tikrai labai skanus. Realiai buvo verta laukti. Labai senai valgiau tokį skanų ledą. Wow, tikrai šitas man labai patiko. Vertinu 10. Tikrai žiauriai skanus. Tai šiandienos 10, man atrodo, yra tik 2. Tie ledai ir šitas bananinis gėrimas, man atrodo, visi kiti buvo žymiai žemiau. Ir vienas iš jų netgi yra pats Maximas brandas. Čia labai netikėta. Kas būsit Maximoje ir norit save palepinti skaniais ledais, mažiau kaloringais, būtinai pasimkit šitos sūrios karamelės. Mačiau, jie dar turi vanilinių. Neragavau dar vanilinių, bet įsivaizduoju, kad irgi tokie skanus būtų su kokiu 0 kalorijų padažiuku. Bet šitie buvo wow. Net keista, kad tik šiandien paragavau. Kas tiek ir būtų šiame video. Labai atsiprašau, kad jis buvo toks ir chaotiškas. Ir aš turbūt apsiterliojus, visur apsimuzojus ir visas sukeitus ir šlapia ir tokia hot messy persona. Labai atsiprašau, bet tiesiog, kaip minėjau, labai norėjau kuo greičiau viską paragauti, jums parodyti. Aš taip retai keliu tos video. Aš labai nenorėjau, kad šitas karštis man sutrukdytų šiandien filmuoti. Jis trukdė man, bet tikiuosi ne per daugiausiai trukdė jų. Jeigu jūs esat Maximai radę kažkokių tai perliukų proteino, būtų įdomu, jeigu parašytumėt komentaruose, kas tai yra. Tai va, tai labai tikiuosi, kad patiko šitas video. Jeigu tai, būtinai paspauskit like, prenumeruokit mano kanalą, jeigu norit, kad dažniau kažko tokio savo kanale įkelčiau, tai galit prisidėti finansiškai, nuorodą paliksiu video aprašyme. Tai tiek būtų šiandien iš manęs. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame mano video. Iki.